Vaidotas Žukas yra dailininkas, jau 30 metų gyvenantis Alantos apylinkėse ir kuriantis tapybos darbus. Jie dažnai būna eksponuojami Alantos dvare ir pereitais metais tie, kurie buvote, turėjote galimybę matyti pirmąją instaliaciją kito čiabuvio Dionizo Putnos rekonstravo ir padarė prieinamas auditorijai tas fotografijas Vaidotas Žukas. Tai jis pats papasakos, kaip jis jas rado ir kaip jis jas prikėlė naujam gyvenimui. Taigi, Vaidotas Žukas, Dionizo Putnos reanimacija, antroji dalis. Labą vakarą. Matot, šitą kolekciją, kurią tai nėra vien tik tai asmeninė tokia nuomonė, tai jaučiu, kad kiekvienas žmogus, jis gali ir turi išeiti į platesnį. Matot, po praeitų metų paskaitos Alantos mokykloje mes padarėm keletą straipsnių, buvo kelios radio laidos, televizijos kelios laidos ir žmonės pamatė, įsidėmėjo, užfiksavo, kad šitas žmogus yra svarbus ir visą tai pamatė ir muziejininkai. Ir muziejų direktoriai pasižiūrėjo, fondų saugotojai, savo kartotekas ir dokumentuose rado, kad ir jie turi Dionizą Putną, bet jie nebuvo pasižiūrėję, kas tai yra. Nebuvo negatyvai netgi išryškinti ir skaitmenizuoti. Ir Nacionalinis muziejus apie 1000 išryškino šitų dalykų, man juos parodė, iš jų išrinkau apie 100 ir keliasdešimt parodysiu ir jums. Po to Rumšiškių muziejus, dabar vadinamas etnografiniu muziejum, jie paskambino ir sako, o mes irgi turim. Tai sakau, parodykit, ką jūs turite. Tai kai atsiuntė, vėlgi šiek tiek parodysiu šitų dalykų. Žinoma, pagrindinė dalis yra vėl surasta pas alantiškius, pas Alantos žmonės, kurie iš viešosios erdvės pamatė, kad čia Alantos fotografas ir kai kas patys šitą daiktą prisiminė, kai kas savo tėvų, senelių ar kaimynų atsiminimai. Trumpai kalbant, dar per šitos metus dar keli šimtai kadrų atėjo iš alantiškių albumų, dėžučių ir panašiai. Ir dar paskutinis reikalas, apie tai sužinojo ir valstybės archyvas. Ir jie
sako, mes norėtume turėti originalus tuos fotokontaktus ir negatyvus, ką jau tu gali, tai perduok ir mes saugosim ir viešinsim ir panašiai. Nes visi pamatė, kad čia ne juokai, kad čia yra svarbus dalykai. Tai aš daug nekalbėsiu, mes susirinkom pasižiūrėti, nes fotografija vis tiek aš noriu parodyti, kad fotografija yra ne propagandos įrankis, o kad tai yra meno skiltis, meno sritis ir visavertė meno sritis. Matot, dar porą žodžių dėl istoriškumo Dionizo Putnos. Kiek aš bendravau su muziejininkais ir net tuo metu, kai jie man jau parodė išryškintus šitos negatyvus, aš sakau, kadangi aš čia būnu Alantoj nemažai laiko, aš bendrauju su vietiniais žmonėm ir sakau, aš identifikavau kai kurių žmonės iš, kokia gal šimtinė yra nuotraukų, kur yra žmonės pažįstami, žinomi. Žinokit, muziejininkai nesusidomėjo. Jiem nuotrauka yra nuotrauka, o tas istoriškumas ar asmeniškumas tuo labiau netaip įdomus. O šiuo atveju aš, kadangi kabinė šiek tiek ir žurnalistikos, man atrodo, kad tas autentika tik tai sustiprina, jeigu tai yra žmogus gyvas su savo ir gerosiam savybėm, ir blogosiam savybėm. Aš blogasias savybės pasakoju dėl to, kad pokario metais pas Putiną į Viteliškių kaimą, čia prie Alantos porą kilometrų, ateidavo stribai fotografuotis. Ir jisai juos fotografavo žmoniškai, kaip koks biblistas ar kaip Šekspyras, ir gerą personažą, ir blogą jisai vertingai, gerai iš tikrųjų sutvarkė. Net ir šita nuotrauka, kurią jūs dabar matot, yra keista, todėl kad 17 metai yra paties, nežinau, ar čia pats Putino parašė, ar čia kas nors kitas tuos 17 metus. Aš kitą nuotrauką, ne nuotrauką, bet atvirutę turiu, kurioj jisai rašo, kad būdamas caro armijos kareiviu, jisai dalyvavo 14 metais fronte ir iškart pateko į nelaisvę. Ar jis pats pateko, ar jis pasidavė, nes nemažai lietuvių iš tikrųjų patys pasiduodavo į nelaisvę, kam reikia ten už carą galvą guldyti ir panašiai. Tai vienoj atvirutėj jisai rašo į Alantą savo namiškiam, kad visus karo metus 14, 15, 16, 17, 18 buvau belaisvėje. Jis buvo uždarytas Šneidė Miulės tokia stovykla belaisvių ir jisai tenais, nei ten labai vargo, nei ką. Bet mato, čia yra 17 metai. Būdamas belaisvės, jis eina į fotostudiją ir gerų, normalių kostiumėlių. Ir, tai čia tokių yra truputėlį tokių papildomų dalykų, kurie gal išaiškės ir šiek tiek vėliau. Matot, dar pradėdamas galėjau pasakyti, kad mūsų tarpe yra ir Dionizo Putnos anūkė ir proanūkė. Ir kaip tik anūkė mane susirado prieš porą metų ir parodė tas pirmasias nuotraukas, ir nuo kurių visas tas detektyvas iki šiol tęsiasi. Taip kad ką jau įmanoma, mes ir su ją, su šeima derinam. Čia yra Dionizas Putnas savo Viteliškio kaime, jisai ten pasistatė savo šeimai namus, sodybą ir pasisodino sodą.
Tai čia turbūt gal jo sūnus nutraukė pasistatęs kamerą. Aš tai manau, kad vis tiek tai yra labiau autoportretai tokie. Čia yra Dionysas Putna, jisai labai mėgo biržus. Jis ten, jeigu prisimenat pernykštę paskaitą, arba jeigu buvo Talantos dvare, ten yra gal 10-12 Dionizo Putnos tokių marinų, tokių ežerinų. Jisai fotografavo burinės valtis, labai geros kompozicijos, labai įdomios. Tai čia šita nuotrauka nauja atrasta. Pats Putna prie Širvėnos ežero sėdi ant akmenų ir, nežinau, šiaip tai yra gal kokia 10 nuotraukų, jisai ant akmenų. Ir Lenkijoje, ir čia va Biržuose, ir net Viteliškių kaime buvo buldozeriai sustūmę iš aplinkinių laukų didelius kūlius, riedulius ir jie tenais turėjo nuolat, čia kaip tik Viteliškių kaime irgi ant didelių akmenų jis pats čia sėdi. Čia jo autoportretas, čia irgi nematyti dalykai. Čia, žinokit, kai kur žinomi metai, kai kur nežinomi. Čia yra pokaris. Čia greičiausiai, matot, žmogus mirė 63 metais, tai čia dar jis ne visai nusenęs. Ir anūkė sako, kad senelis užsikrėtė užlipęs basas, būdamas ant vinies surūdijusio, ir užkrėtimas buvo ir taip. Ir koją sužalojo ir po to pasimirė. Taip kad čia gali būti kokie, apie 60 gali būti metus. Čia jisai šita moteris yra ir atskirai sėdinti ir stovinti į tenais, ar Liobytė, ar Liobienė jos pavardė, neatsimenu dabar. O čia yra Viktorija, dukra. Čia irgi, matot, ant balto fono, gal dabar nepapasakosiu šito daikto, bet jis buvo įpareigotas vietinės valdžios daryti portretus pasams. Nes Stalinas 32 metais liepė pasų sistemą keisti ir kad visi turėtų pasikeisti. Stalinas norėjo labai kontroliuoti situaciją ir jam reikėjo kiekvieną opozicionierių ar savą žinot, iš ko jis gyvena, kur jis gyvena ir panašiai. Tai 44 metų pabaigoje jau ir Tarybų Lietuvoje reikėjo paisyti šitą daiktą ir Lietuvoje buvo registruoti 160 fotografų, kurie turėjo daryti tas pasinės nuotraukas. Aišku, ten buvo ir visai vaikų registruotų, kas turėjo kamerą kažkokią, fotoaparatą ir fotografavo. O Dionysas Putna turėjo gerą veidrodinę profesionalią kamerą, taip kad pas jį ten ėjo šniūrais, iš tikrųjų vyrai ir moteris. Ir jis specialiai lauke buvo pasidaręs tokią baltą drobulę ištempęs ir čia va dukra kaip tik tos drobulės fone. Čia dar gražinsiu. Čia yra dukra su savo drauge iš Jaurų kaimo, Olė Grigaravičiūtė. Labai dramatiška istorija jos šeimos, bet aš turiu tam reikalui atskirą nuotrauką. O čia yra sūnus Vytautas Putna. Irgi aš manau, kad čia iš to paties ciklo, kai reikėjo tas pasinius portretus, bet negatyvai yra neapkarpyti, normalūs,
Tai kai išryškino, aš nieko neliečiau ir kai kurie ten su užrašais yra, nu, tie pasas yra vienas daiktas, bet tie portretai tokie įtaigus, tokie stiprus. Čia yra tas Vytautas sodyboj, jisai 21 metų gimimo. Tai čia yra, nu, gal kokia 30 mečio, gal čia kokie 50, gal kokie metai. Jo, čia yra Dionysas Putna ir Languotų švarkelių ta dukra, o šičia kiti giminaičiai. Čia Viktorija. Matot, Dionysas Putna vis tiek jis neturėjo kažkokios atskiros fotografijos studijos, bet jis išnaudojo situaciją, jisai savo personažus išvesdavo į daržą, į lauką, į sodą ir įstatydavo moteris į žydinčias gėles ar į serbentų krūmą. Ir tas visas margumynas, jisai suteikdavo tam tikrą tokį teatrinį labai įdomų elementą. Aišku, kad Dionysas Putna mato šitą palei kojas, gal čia net savo šešėlį, nu kažkokį, jis paliko šešėlį. Matot, Putnos brangenybė yra tai, kad nereikia jo visiškai koreguoti. Tiesiog randi, matai tą kadrą ir jisai 100% yra tobulas. Aš truputėlį nuodėmę padariau, nu gerai, iš 1000 2 kartus aš pamažinau kelio plotą, nes norėjau žąsis ištraukti į priekį, kad to kelio būtų mažiau ir to žąsis būtų arčiau ir tas žąsų tos klegėjimas. Ir padariau, žinokit, ir sudeginau tą kadrą ir padariau galiausiai grinai, kaip Putna padarė. Nu, dėja, reikia net ir to keliuko ar atrodytų kažkokį lygtai papildomas elementas, bet jis reikalingas. Čia yra dukros vestuvių nuotrauka. Čia matot, kadangi šitas kadras yra iš Nacionalinio muziejaus fondų, tai jie davė atsirinkti, kas man patinka. Ir čia ponia Janina Bieliauskienė, tai čia jos tėvai ir Viktorija ir tėtis Juozapas Bobelis. Čia va dar, nežinau, kad raščia vaikas iš 3. Ar čia jūs, ar čia, ne? Brolius, aišku. Jo, šita nuotrauka yra keista, todėl kad aš iškart pamačiau, kad čia yra kino projektoriai ir mes su bičiuliais įdėjom šitą kadrą į dirbtinį intelektą ir paklausėm, kokie čia aparatai. Ir davė labai tikslų išaiškinimą, kokie čia aparatai, kad gali būti ir vokiški, ir Samsungas, ir jeigu tai yra pokaris, tai yra rusiški, tenai, nu, rusiški, ukrainietiški, bet matot, greičiausiai, kad tai yra ne Putno sodyba, nes jo sodyboje aš mačiau, kad nebuvo laiptų ir truputėlį, nu ir tos gonkos nebuvo tokios. Tai gali būti, kad čia kas nors jį pakvietė nusifotografuoti, koks nors kitas žmogus. Nu, man atrodo, čia yra tobulas kadras Alantos bažnyčios. 2 yra nauji kadrai, žiūrėkit, kokie abudu gražus. Žiemos kadrai. Nu, tai yra šedevrių.
Jo, čia yra prieš karinį, jisai draugavo su Alantos mokytoju, tokiu Mykolu Šeduikiu ir čia, man atrodo, kad čia gali būti, kad čia prie mokyklos gal šoninio įėjimo, tas mokytojas čia baltais marškiniais, čia gal kažkokios mokytojos kitos. Čia irgi yra iš muziejaus. Čia yra nuotrauka. Apačioje centre yra tas mokytojas Mykolas Šeduikis, o dešiniau yra kunigas klebonas Alantos Adomas Višniauskas. Ir čia jie fotografuojasi prie Maišiakulės vandens malūno statybos metu. Bet matot, čia tai, ką Dionysas Putna paprašė, kad jūs ištieskit viens kitam rankas, čia aišku, kad tai yra fotografo sugalvojimas. Todėl, kad aš kokią 10-15 turiu kadrų, kur paprašo tiesiog ištieskit viens kitam arba prisiglauskit ar dar kažkaip. Taip, kad čia matosi per kanalą gal kažkaip. Kas čia yra, nežinau, gal čia Rusnė, čia yra Kurėnai. Bet grožis neišpasakytas. Ar čia Nidoj, ar čia kur nors. Šitą irgi nusiunčiau į Čiurlionio muziejų, sakau, ar jūs turite šitą kadrą? Sako, neturi. Sakau, ar norit? Ir jie nepareiškė noro. Bet aš manau, kad tai yra šedevriukas. Čia Alantos bažnyčia ir čia kunigas. Jie draugavo su tuo Adomu Višniausku, jisai iki karo buvo čia klebonas ir šiaip atsiminimuose rašoma, kad tas Višniauskas kunigas nemėgo šiaip su paprastais ten žmonėms, su davatkėlėm, jam įdomiau buvo su mokytojais, daktarais. O Putna iš karto mato situaciją, kad jisai gali suorganizuoti, pasikviesti iškylas kažkokias, ar ten prie tilto, ar prie upės. Ir ypatingai pernai, jeigu prisimena, ten kokią 10-12 kadrų dėjau, šiemet nenoriu kartot, bet čia naujas, čia tas Adomas Višniauskas su pirmos komunijos vaikais. Irgi prie Alantos bažnyčios ant laiptų. Jo, čia pirmos komunijos mergaitė. Matot, aš jau šito žmonės žinau, ir vardus, pavardės, ir mergautinės, ir ištekėjusias, ir net kartais prašau žmonių, jeigu yra ir kur gimė, ir kelintais metais mirė, jeigu mirė. Taip kad kas gali, tai viską atsiunčia. Jo, čia vėlgi man reikėjo įdėti kompiuterinę atpažinimo sistemą ir man išmetė, kad čia Kretinga. Tai vadinasi, čia yra prieš karą, nes per karą Kretingos bažnyčia buvo sudaužyta ir jau dabar tas naujas toksai klišas bokštas padarytas. O čia dabar visų vokiškų grožių tokia. Jo, čia yra Alantos krašto 4 vyrukai, irgi juos visus žinau, kas jie tokie, bet tos pavardės nebūtinai ten jos reikalingos čia šitoj auditorijoje. Jo, čia yra tokia keista nuotrauka, irgi atpažinimo programa davė, kad čia prie Vyžuonų miestelio, čia Aukštaitijoje, ir kažkokia šventė. Aš truputėlį galvoju, ar tik čia tos merginos nesaliutuoja. Gali būti, kad čia karo metų kadras. Gal čia yra sporto kažkokia judesys, bet visko gali būti. Bet matosi ir tas, nežinau, ar čia vėliavos kotas išpuoštas, matosi pasiruošta kaip reikiant.
Jo, čia labai įdomus kadras, Vilniaus Dominikonų bažnyčia ir 44 metai. Tai vėlgi kažkokia tokia įtampa karo ir kartu tas kadras toksai, matot, buvo situacija, kai užvažiavau vienam kaime, ten Ruonionių kaime, man nurodė 2 sodybas, kuriuose gali būti. Ir aš užvažiavau ir pasirodo, ne ten pataikiau. Ir man pasakė, kad va ten ta Simoninė kažkur vienam, o kita kitur. Bet sakau, ponė, sakau, gal pas jūs kas nors yra? Nu, sako, einam, pažiūrėsim albume. Atidarau apie 10 kadrų, vėlgi Putnos. Nes jis čia, šitoj Alantoj, buvo vienintelis pokario metais fotografas. Žydų buvo, bet jie išnaikinti visi, o daugiau, niekas neturi. Aš parodysiu ten vieną pašto viršininką, kurį jis mokino fotografijos, bet jį tenais stribai sušaudė. Jo, šiaip tai tos fotokameros naktį ne visos šitaip gali tokią kokybę išplėšti. Taip jautru, paprasta, bet galinga. Čia vėlgi, nežinau, aš Lietuvoje, žinokit, nežinau, kas prilygsta. Va, Nemunas, Liškiava. Ir šitos Putnos peizažų nuotraukos buvo tik tai vienam albume, nes man atrodo, kad žmonės, kurie gal pažįstami buvo su fotografu ir po to norėdavo papuošti savo albumą jo nuotraukom, žmonės ne visi linkę į grožį, į peizažą, į kažką tokio kitoniško. Žmonės racionalūs, mėgsta kaimyną, mėgsta save, savo vaikus, anūkus ir panašiai. O šitą albumą man tų Grigaravičių giminaitė iš Elektrėnų pamatė per televiziją, Paspilinkų laidą apie Putną ir sako, aš turiu albumą. Jis sako, man jo nereikia, sako, jūs pasiimkit jį. Ir tame albume iš tikrųjų nuostabiausių peizažų radau. Ir kartu, arba čia beveik kaip Ternerio peizažas, čia yra toks grožis. Ir šitas ir dar vienas, dar kitas. Čia aukščiausio lygio, čia žinoma, tiem sovietiniam kultūros vertintojam tai yra visiškai tuščias reikalas, niekas nieko nesupranta, nei čia socialinio kažkokio aktyvumo, nei ko, čia gryna plastika, grynas menas. Jo, jisai važiavo į Uzbekiją. Nežinau, ko jis ten važiavo, bet Uzbekijoje yra Samarkandas, Bukhara, ten yra tokie. Žinokit, nebuvo atėję į galvą, dabar pagalvau, taigi jis pats rezidavo Samarkande, būdamas kareiviu. Yra nuotraukų 14 metų ir gali būti, kad jisai sovietmetį galima nuvažiuoti, sėdo į traukinį ir išvažiavo aplankyti savo jaunystės aplinkos. Kodėl ne? Bet irgi toks traukinukas lyg paprastas, bet man kompozicija tai ideali. Arba šita, čia vietiniai žmonės, tie uzbekai. Koks grožis. Čia truputėlį peršoko. O kodėl peršoko? Nes gal
Matot, aš dar knygą maketuoju, tai man truputėlį susipynė čia šitie. Nesvarbu, žiūrėkit, čia kaip tik yra ciklas tų portretų atseit pasinių. Bet aišku, jeigu pasas, tai tenais reikia 5 ar 4 cm dydžio, ten reikia išsikirpti ir nunešti pašto skyrių. O čia su viskuo jisai tampa visiškai kažkokiu ikonišku tokiu, čia palikau tos visus užrašus, neaišku, ar čia pats Putna tuos užrašus darė baltų, ar čia kas nors kitas. Mato, čia ta drobulė prie senojų lauke. Ja, tai aš nusiunčiau PDF-ą, padariau tokį albumėlį ir Margaritai Matulytai, kuri iš tikrųjų fotografijos yra specialistė, gal stipriausia Lietuvoje. Jinai įsižiojus, jinai sako, kokie charakteriai, kokie žmonės. Čia irgi Kostė Kazlaitė šitą margą. Čia turiu gal kokią 15 nuotraukų su ją. Konstancija. Ją vadino Kostė. Jo, šita yra įdomi nuotrauka, todėl kad šalia dar yra kita nuotrauka, ta pati. Žiūrėkit, ir kas tie taškai visai neaišku. Aš juos priartinau, jeigu tai dažo kažkokią ryškalų, kažkokią dėmes, jos būtų netaisėklingos, bet jos dabar tie apvalus, tie skritoliukai yra labai tikslus. Taip atrodo kaip naujųjų technologijų kažkokia. Ir tai, kad autorius, fotografas, jis nesėkminga, nepavykusi, jisai gali iškart sunaikinti. Bet Putna paliko ir vieną, ir kitą. Ir tą, kur čia peršoko man čia. Jo, matėt, ir šitą, ir pasinį, ir po to jau meninį kažkokį. Parodoj šitą eksponavau ir žmonės ten susirinkę ir ten vyresnė lantiškė sako, šaukštas. Aš sakau, ką reiškia šaukštas? Taigi šaukštas. Tai sakau, koks šaukštas? Tai kokia jo pavardė? Sako, šaukštas. Antanas Šaukštas iš Maišiakulės. Jo, čia tokia Paužaitė. Dar šitų pasinių, aišku, kaip pasas, tai apkirptų ir nebūtų, ten nei tų sienojų matytųsi, nei ką. Matot, aš šiek tiek prisidėjau prie atrankos, nes man parodė kokius 400 portretų, aš iš jų 50 pasirinkau. Tai man reikėjo, tai aišku, ten kažkokius tokius pavytusius, ar ten kažkokius matosi, komjaunuolė ateina ten su savo ženklais, ten fotografuotis irgi. Aš jų neėmiau, aš ėmiau tokius skausmingus pokario portretus, man pasirodė šitoje kolekcijoje jie patys įdomiausi. Ir kita vertus šiek tiek ir tos kažkokios vilties, tos šypsenos jos geros. Bet jos beveik kaip Leonardo da Vinci kažkokio, nežinau, amžinybė kažkokia. Čia irgi aiškinausi, pasirodo, kad čia vyras ir žmona. Nes atrodo, kad jo žmona vyresnė pasimirė, tai bibliškai ėmė jos seserį. Čia yra Alantos stomatologė Žmuidzinavičienė, o jos vyras buvo veterinaras Žmuidzinavičius va šitas. Ir su
su Putinom jie bendravo, draugavo. Jau jie nebuvo kažkokie prasčiokai, jie buvo tokie inteligentai, tokie vietiniai. Tai matosi, jie ir apsirengę, ir gal jų tenais ir saugumas netampė per daug, nes ir veterinarų, ir dantų reikia visiems. Ir fotografų taip pat. Jo, va čia yra tas momentas, kai mergina į serbentų krūmą įstatyta ir gaunasi toks nuostabiai gražus toksai tokio apversto trikampio kompozicija. Ir šitą daiktą turėjau ir po to iš Molėtų man paskambino viena moteris ir sako, šitą nuotrauką parodoj jinai pamatė ir sako, čia mano mamos geriausia draugė. Aš sakau, gal jūs turit nuotraukų albumą? Sako, taip. Ir aš pradėjau žiūrėti tos Molėtuose albumus ir va šitą, aš galvau, kad čia pradžioj, kad čia ta pati mergina, nes ir tie patys serbentai ir net ir bliuzelė ta pati. Bet šita va moteris man pasakė, kad jie tą pačią bliuzelę persirengė fotografijai, neturėjo geresnės, tai va nuotraukai, bet ir viena ir kita geri kadrai. Čia yra Alantos pieno vyriausiasis technologas Stanislavas Neura. Ir irgi su Dionisu Putina jie draugavo ir ponia Neuraitė, jai siunčiau kvietimą, nežinau, ar atvažiavo ar neatvažiavo iš Dusetų, nes jinai 2 albumus turi išsaugoti, jūs viską davė nusikopijuoti. Tai gali būti, kad čia jinai, čia su mergaitė. Čia šitų žmonių neidentifikavau, bet kaip indėnai tokie. Jo, čia yra netgi istorija, nes Mykolas Šeduikis apačioj, o čia vandens fone yra jo mūza, jo dulsinėja, jo meilė Levutė Grigaitė, Eleonora Grigaitė. Bet jie taip ir neapsiženėjo ir kai Šeduikis numirė, jinai rūpinosi jo palikimu, o galiausiai sudegė tas namas ir pasibaigė visa istorija. Jo, čia įdėjau šį kartą kelias nuotraukas, tokias man kažkodėl atrodo beveik Kalantos laikų. Nes tai yra jau toks džiazas toksai. Eina mergina trumpu sijonu ir pamatė fotografą, prisidengė šituo maišeliu. Kalantos negali būti, Kalanta 72, o Putina numirė 63. Ir čia gali būti kokie 60 metai. Ir čia net ir tipai, tokie etniniai tipai, jau platėjančios kelnės tokios. Aš dar šitokį laiką prisimenu. Net matot, čia aišku, kad jisai gal ne pats šitą daiktą, kartais viens ant kito suplaukia ten tie negatyvai, bet jisai nesunaikino šito daikto ir gavosi toks beveik kaip Luckaus koliažas. Kažkoks vyrukas. Jo, čia yra ta mergina, dešinėje Olė Grigaravičiūtė, apie kurios albumą aš minėjau ir kurios albume buvo tie peizažai. Ir jinai čia su draugėmis ir va šita yra nuotrauka labai svarbi. Šitą nuotrauką man paskambino Vilnietė. Sako, aš pamačiau per televiziją, kad jūs čia Dioniso Putinos reikalais rūpinatės. Sako, aš turiu albumą ir
Kai pas ją nuvažiavau, ten nuskenavau, jinai 5 minutės. Gerai, aš tada pagreitinu. Šita šeima yra tarpukario pasienio kariuomenės karininko Jono Grigaravičiaus šeima. Teklė Ryliškytė Grigaravičienė, du broliai, ta per vidurį Olė, o šita mergaitė maža, jinai, kuri man padavė ir šitą nuotrauką. Ta nuotraukėlė visiškai mažiukė, tokia dėžutės dydžio. Ir aš ją dėjau į kompą nuskenuoti ir matau, kad vienoj vietoj perdurta, o kitoj įpjauta. Ir sakau, kokia čia istorija, kodėl pažeista. Sako, mes ėjom pas Putiną fotografuotis, kai mūsų tėtį suėmė ir išsiuntė į Sibirą ir norėdami parodyti, kaip šeima gyvena, matosi visi vaikai liūdni, žmona tokia gyvnašlė irgi tokia, bet sakau, o kaip pas jūs atsirado šitą nuotrauką? Sako, Archangelsko kalėjime jisai mirė ir ji nežinojo kas, bet kažkas kalėjimo žmogus rado prie mirusio šito Grigaravičiaus portfeliuką ir jį išsiuntė, gal ten buvo to Alantos Jaurų kaimo šitos našlės adresas ir sugrąžino tiesiog. Čia va ta mergaitė Danutė Grigaravičiūtė. Neturiu ką sakyti. Gražu. Čia yra Alantos vargonininkas su moteris čia. Žinau ir vieną, ir kitą. Jie taip gana intimiai čia stovi, bet tai tiesiog sutapimas. Čia šitą nuotrauką, vėlgi dar kita moteris paskambino ir sako, mes pas Putiną važiuodavom, būdamos jaunos, ne pasipaveiksluot, bet pasputnuot. Jo darbas, jo fotografavimas jau buvo tapęs tokiu kasdieniu reikalu, pasputnuot. Čia tie patys pasiniai. Jo, čia labai įdomu, pas tokią Alantos kaime, pas tokią moterį keistą, jinai ištraukė iš po krosnės du tokius iš šiukšlyno tuos albumus ir ant šitos mažos visai nuotraukėlės kitos pusės parašyta brangiausia jam tėvuliui Laimutis, o Laimutis Telksnys, bet 56 metai aš su Laimučiu Telksniu buvau pažįstamas, kai LRT dirbau, bet tas Laimutis Telksnys, kompiuteristas, jis gimęs buvo gal kokiais 29, jis arti 100 metų pasimirė. O šitas 56, tai čia, gal 3-4 metų gal. Taip kad aišku, kad ir po to išaiškėjo, kad iš to paties kaimo ir tas pats vardas ir ta pati pavardė, bet kiti žmonės. Bet irgi siuntė į lagerį ar į kalėjimą tam Telksniui. Ir nes kreipimasis brangiausiam, mylimiausiam tėvuliui, tai aišku, kad, aš nežinau, kas Lietuvoje geriau moka nufotografuoti vištas.
Gerai, aš jau dabar pagreitintų. Čia yra šitie identifikuoti žmonės, čia yra Biržų pilies griuvėsiai. Biržų pilį sovietmečio atstatė, tai čia net ir karo metais jie buvo griuvėsiai. Bet šiaip nuotraukos ir kompozicijos labai gražios. Jo, čia yra Alantos bažnyčių dekoruotojas Boleslovas Tuba. Ir man čia vietiniai žmonės sakė, kad jisai Alantoj statė namą savo, bet jisai toks menininkas, jis niekaip jo nepastatė. Tai ant toks pusiau toksai pastatytas, bet jis turėjo radiolą ir vakare Bacho klausydavosi. Galima įsivaizduoti, apgriuvęs namas nepastatytas ir vakare skamba Bachas. Čia yra Širvėnos ežerai ir užliejamos pievos. Kaip jis moka peizažus daryti. Jo, čia yra kelios nuotraukos, kai tie vyrukai taip susikabinę, taip man atrodo, kaip tik va šitos yra labiau intimesnės. Va šitas ir šitas kažkaip, visais laikais buvo įvairių žmonių. Jo, čia yra tas pats Alantos pašto viršininkas, kurį Dionizas mokino fotografijos, bet 46 metų Stribai jį suėmė, va čia jisai dešiniai pusiai ir jį vežė į Utenos kalėjimą ir iš vežimo vienas pabėgo suimtasis, ten kelis juos suėmė. Tai tie stribai sušaudė visus kitus tenais prie Leliūnų. O čia yra kolūkio pirmininkas Antanas. Jo, čia yra dvi seserys. Aš šiek tiek renku medžiagą ir jeigu yra įmanoma ir apie tų žmonių istorijas. O kartais apie tuos pačius žmonės vienam kaime vienai pasakoja, kitam kitaip pasakoja. Vieni sako, kad ištekėjusi buvo už Strybo, o kitam kaime sako, buvo Plašykas, sako, tai jos vyras. Ten nelinksmai pabaigė. Bet jos abidvi liktai dirbo pardavėjomis. Va čia jos vestuvinė nuotrauka. Čia yra, Alantos miestelis ir kažkoks naujakurys. Čia jau šitas kadras iš etnografijos muziejaus. Va šito žmogaus aš niekaip nesurandu ir kol kas giminaičiai man nepasako, kas jis toks. Bet vienam laiške, ant vienos nuotraukos, tas pats karininkas rašo, kad nuo Nikolajaus ir Marijos. Tai ta Marija gali būti, kad kas nors arba čia iš Putnų arba Ilonių. O jo pavardė Podzis. Tokia irgi neaiški, ar toks latvių kilmės ar lietuvių kilmės. Čia Putna su tuo pačiu Podziu. Čia vėlgi priartinau kadrą ir matau, kad čia ir Putna pasisėdi. Matot, ką reiškia būti tuo sovietinio karininko giminaičių. Gali būti, kad tiesiog tai buvo stogas, tai apsauga tenais nuo visų apkalbų. Ir toj paskutinė, čia yra, žiūrėkit, čia yra jo žmona, Putnienė Ilonytė Marijona. Jisai vedė ją 10 metų vyresnę. Matot, tuose archyvuose muziejų yra labai daug krikštynų, vestuvių ir laidotuvių, gal kokie
500. Ir, negi aš čia jums rodysiu tas laidus, aš pagaliau jų irgi neėmiau. Tik tai kai kurios man kompozicijos man pasirodė, nuo ko Putna fotografavo, kur jis čia užsilipo. Jokių dronų nebuvo. Tai taip, kad čia ar ant stogo, ar nežinau, arba va šita labai graži nuotrauka. Čia yra graži ir paskutinė nuotrauka. Čia irgi iš etnografijos muziejaus. Vidury matosi ant žemės parpuolę Viktorija Putnaitė ir Vytautas Putna. Ir man buvo įdomu, ar čia tėvą ar motiną laidoja, nes žmonės parpult ant kelių prie duobės, prie kiekvieno nepuls. Ir pasižiūrėjau, kada mirė Putna. Putna mirė vasarą, o Putnienė lapkričio 10. Tai aišku, kad čia ne tik tai motina, bet ir kadangi kadras gerai sukomponuotas, tai pats tėvas fotografuoja. Čia, jeigu būtų laiko, yra atviručių kolekcija, bet jau žinoma, jeigu turit kokį klausimą, jūs sakykit ir reikia pabaigti, nes jau dabar. Aš manau, kad tikrai nesibaigė. Net ir, matot, jau maketuojamas albumas, didelė knyga, 500 puslapių, bet kadangi vis atsiranda kažkokių naujienų ir man paskambino žmogus, sako, girdėjau, kad čia buvau parodoj ir sako, mano tėvas turi 2 albumus Putnos, bet iki šiol jis man neparodė, neatvežė. Taip kad jų bus tikrai. Aš pats irgi net ir į knygą turėjau atrinkinėti, galima daryti 2 tomą, bet vėlgi čia reikia kažkokių papildomų lėšų. Ačiū. Tai ačiū labai Vaidotui Žukui ir už 7 minučių prasidės vakaro programa, muzikos vakaras.